Ir pristatykite save, kuo klausimat, bet aš kuo domitės, kokia jūsų veikla pagrindinė. Nesu labai reikšmingas žmogus, tai nežinau, kuo čia pasigirti paprastai. Aš praktikuoju Krišna sąmonę arba vaišnavizmą. Tai yra Gaudija vaišnavizmą, Bengalijos vaišnavo tradicija. Jinai kilo Bengalijai 15 amžiaus pabaigoje, 16 amžiaus pradžioj. Išplito po visą Indiją galiausiai ir, kaip sako, 1965 metais atkeliavo į Jungtines Valstijas, 80 metais atkeliavo į Lietuvą, o 90 metais aš pats susipažinau su šituo judėjimu. ir ką žinau, dabar jau beveik 35 metai praktikuoju Gaudija vaišnavizmą arba Krišnos garbinimo tradiciją. Skaitau paskaitas kartais mūsų Hare Krišna centre Raugyklos gatvėje ir šiaip dalyvauju bendruomenės veikloje. Kartais tenka atstovauti bendruomenę ryšiams su visuomenė, kažkur tai pakalbėti, papasakoti apie Krišnos sąmonės judėjimą. Tai turbūt tiek trumpai. O kas apskritai yra Krišna, kaip pristatytumėm? Kaip aš pristatyčiau Krišną? Yra turbūt keli būdai pristatyti Krišną. Vienas toks tradicinis būdas, kuris pateikiamas pačios Indijos šventraščiuose, tai yra Krišna yra aukščiausiasis Dievo asmuo arba Višnu. Višnu, turbūt daug kas žino, kad Višnu yra tai yra pagrindinė Indijos tradicijos dievybė arba dievas. Višnu išvertus iš sanskrito kalbos reiškia visą persmelkiantis arba visur esantis. Reiškia tas, kuris apima viską, persmelkia viską, viską pagrindžia. Tai Indijos tradicija tiki, kad Dievas turi daug vardų, jisai turi daug pavydalų ir jisai turi tiek vardų, kiek gyvas būtybės turi norų. Taip yra sakoma. Tai reiškia, kad jeigu gyvas būtybės turi nesuskaičiuojamą gausybę norų, Dievas turi lygiai taip pat nesuskaičiuojamą gausybę vardų. Vardai yra tai, kaip žmonės arba gyvas būtybės ne tik tai Žemėje, turbūt visame kosmose kreipiasi į tą aukščiausiai, kažko tai prašydami, kažko norėdami. Tai todėl Indijos tradicija yra ypatinga tuo, kad joje pripažįstama, kad Dievas turi nesuskaičiuojama gausybė vardų, nesuskaičiuojama gausybė pavydalų. Krišna yra vienas iš jų ir jisai reiškia visų patraukliausia. Iš sanskrito kalbos galima šitą žodį analizuoti taip, kad kriš, šaknis kriš reiškia traukti, patraukti, ir žodis na, tai yra priesaga na, reiškia žodį nanda arba džiaugsmas, malonumas. Ir tokiu būdu kartu sudėjus mes gauname aukščiausią Dievo asmenį, aukščiausią brahmaną, kuris vardu Krišna, reiškia visų patraukliausias, teikdamas džiaugsmą. Bet kita idėja, kuri man yra artimesnė iš tikrųjų, jinai truputį tokia filosofiškesnė, kad vaišnavo tradicija yra personalistinė tradicija. Jie daugmaž kaip ir Platonas tikėjo, kad egzistuoja formų arba idėjų pasaulis, kuris ir yra tas tobulas arba pilnas, ir idėjų pasaulyje viskas yra tikra, tai yra idėjų pasaulis yra realus, o šis pasaulis yra tik to realaus pasaulio atspindys arba šešėlis netgi. Platonas pateikė tą urvo analogiją, kur žmonės gyvena urve, matydami tik tai šviesos blyksnius ir šešėlius ir taip jau orientuojasi tame savo urve, bet kažkas išeina iš to urvo ir atranda, kad egzistuoja visas pasaulis, šviesos pasaulis. Jis grįžta į urvą, bando papasakoti apie tai, bet niekas juo netiki. Tai ta prasme, kad idėjų pasaulyje visos idėjos yra asmuo arba asmenybės, tai yra asmenys, personos, ir tos personos jos kiekvienai kūnė kažkokį tai ypatumą, kuris šiame pasaulyje atsispindi ir kurį mes pažįstame būtent dėl to, kad tos idėjos kaip personos su mumis komunikuoja. Ta prasme, kad grožis mūsų pasaulyje yra tik tai idėja arba mintis, bet egzistuoja grožio forma arba grožio asmuo, persona. Ir Veda tradicija sako, kad šita grožio persona yra būtent Krišna.
Arba, kitaip sakant, Krišna nėra gražus, jis yra pats grožis, iš kurio visa kita gauna savo. Na tai va, tai dabar man klausimas, va, tai grįžtant prie kūrybos proceso, nu kaip ir mokslas kalba ir apskritai va, pripažįstam, kad buvo tas didysis sprogimas. Ir tarsi prieš tai nebuvo tos labai išreikštos kūrinijos, tik tai per tą sprogimą įvyko ta kūrinija. Ir vat, kitas būtų tada klausimas prie to paties, na, ar nėra taip, kad yra Krišnos sukurtas pasaulis, nu, ar tai Višnos, Krišnos, ir yra pasaulis toksai padrikas, nestruktūrizuotas, kuris yra už Krišnos pasaulio ribų. Ir jisai dėl to, nu, tarkim, yra tas, galima sakyti, tamsos pasaulis arba blogio pasaulis, tas už Krišnos ribų. Vat kaip tą susivokti? Čia įdomu iš tikrųjų, kad turbūt kažkoks kultūrų susidūrimas. Graikų mąstytojai, jie galvoja, kad, vat irgi įdomu, iš tikrųjų graikai mąstė, kad Zeusas pagrindinis iš dievų, jo tėvas buvo Chronos. Reiškia, o Chronos reiškia laikas. Reiškia, laikas buvo pagrindinių iš dievų tėvas. Bet kas buvo Chronoso tėvas? Chaos. Reiškia, ta betvarkė neišreikštybė. Bet vėlgi, iš tiesų įdomu, kad pas graikus Zeusas yra vienas iš dievų, pagrindinis dievas, bet jis nėra tas dievas kūrėjas, kuris būtų visako pagrindas, visą persmelkėtis, visur esantis ir panašiai, visagalis dievas. Jis yra tiesiog, kaip čia pasakyti, žmogiškasis dievas su žmogiškom silpnybėm ir panašiai ir taip toliau. Ir graikai kalbėjo apie dievą, graikų filosofai kalbėjo apie dievą, kuris yra anapus gėrio ir blogio. Jo vardas, kiek pamenu, buvo Abraksas. Tai iš tikrųjų vedinė arba ta Indijos samprata apie dievą yra panašiai tą graiko dievą, kuris yra anapus gėrio ir blogio. Vadinasi, tai, ką jūs sakote, ar ne tas tamsos pasaulis arba neišreikštas pasaulis, chaoso pasaulis, jis nėra anapus Krišnos pasaulio, jis yra Krišnos aprėpty. Ir Krišnos aprėpty yra tiek išreikštybė, tiek neišreikštybė, tiek dvasinis pasaulis, kuris yra anapus išreikštybės ir neišreikštybės. Indijos filosofija arba Sankijos filosofija, ta analitinė filosofija, jinai kalba apie tai, kad pasaulis būna išreikštas ir tampa, po kurio laiko vėl tampa neišreikštų, avjektą. Avjektą reiškia neišreikštybę. Tai, apie ką nieko tarsi negaliu pasakyti, bet iš ko viskas randasi. Tai būtų labai panašiai ta kvantinio vakuumo idėja šiuolaikiniai fizikoje, sakykime, ar ne, kur vakuumas yra pati tankiausia materijos forma, iš kurios atsiranda viskas, bet mums arba paprastam stebėtojui vakuumas atrodo tiesiog tuščia erdvė. Bet jinai yra pati tankiausia materijos forma, tai pabandyk ją bombarduoti kažkokiamis tai dalelėmis, energetinėmis dalelėmis ir pamatysim, kiek visko iš tenai pažirs. Tai ta prasme, kad Krišna nėra, kaip sako, Krišna yra anapus gėrio ir blogio. Bet vėlgi, avjektą arba ta neišreikštybė, tas tamsos, jį negali pavadinti netgi ir tamsos pasaulio, dėl to, kad tamsa taip pat yra kažkokia tai savybė. Arba šviesos nebuvimas savybė, bet avjektą arba neišreikštybė yra anapus taip pat ir tamsos. Na tada aš, kad geriau suprasti ir apskritai, kas klausyt, kad geriau suprasti patį Krišnos asmenį, Krišnos sąmonę, Bhagavad Gita, tarkim, kur yra tas pokalbis su Arjuna, bet Krišna įtikinėja Arjuną, kad jis kovotų prieš savo giminaičius, nes jie elgėsi, netinkamai, pasak Krišnos, kad jis elgėsi, tarkim, ne pagal Krišną, ne pagal Krišnos kryptį. Ne pagal Krišnos valią, sakykime. Nors netiesa būtų sakyti, nes viskas vyksta pagal Krišnos valią. Aš suprantu taip, nors Arjuna kažkiek ir atsikalbinėjo, bent jau pradžioje, tai aš suprantu, kad vis tiek yra Krišnos pasaulis, kur Krišna tą pasaulį, kaip sakyti, kitas didysis sprogimas, tarkim, ir jisai po truputį plečiasi, tai Krišna kūrė savo tą pasaulį, vis dar kūrė,
Nu, aš kaip suprantu. Ir vat, kadangi atsirado, tarkim, opozicija tam jo kuriamam tam pasauliu, kaip minėjai, tam džiaugsmo, patrauklumu tam pasauliui, tai jisai Ardžunai pasakė, nu, juos reikia nugalėti, nes jie netinkami čia elgesi. Aš tai sakyčiau, kad čia yra dualistinis mąstymas, jis yra gal labiau vakarietiškas, mums įprastas, krikščioniškas, turbūt netgi nes krikščionybė yra dualistinė filosofija, jie yra Dievas ir šėtonas, sakykime. Indijos tradicija nėra tokios idėjos, ta prasme, kad tokio dualizmo. Dualizmas į Indijos filosofiją tiek greičiau iš vakarų, kaip sako, kaip vakarų filosofų įtaka, bet pati Indijos filosofija nėra dualistinė, jinai greičiau galėtum pasakyti monistinė. Arba, sakim, polimorfizmas, sakim, reiškia, kai vienas dievas, jisai įgyja daugybę formų, bet gėrio ir blogio idėjos Indijos filosofija suvokiamas visiškai kitaip nei vakaruose. Tai va tai, ką jūs sakot, tarkim, Krišnai kalbinėja Ardžuną kovoti su jo prieš giminaičius, bet ne dėl to, kad jie yra blogi, o dėl to, kad jie yra nuklydę nuo dharmos arba to pareigos kelio. Ir šitoje vietoje žmogus, kuris nuklydęs nuo pareigos kelio, jis nėra blogas, jis netampa blogu arba blogiu, ar blogio įsikūnijimu, ta prasme, jis netampa blogiu. Nes pačios tas idėjos kaip gėris ir blogis, Indijos filosofija suvokiamas truputį kitaip nei vakaruose. Jos greičiau suvokiamas kaip iliuzinės arba netikros idėjos. Vakarų filosofija visa yra apsėsta to gėrio ir blogio idėjos, bent jau viduramžiais, sakykime, ar ne? Iš kur kyla blogis, kas yra gėris, Dievas yra gėris, šėtonas yra blogis, ar ne? Bet Bhaktivinoda Thakura 19 amžiaus vienas mąstytojas, jisai sakė, kad net jeigu ir egzistuoja tokia esybė kaip šėtonas, jis vis tiek yra Dievo tarnas, Krišnos tarnas. Ir man rodos, kad kai kuriuose teologijose, kaip islamo teologija, šėtonas nėra blogis, jisai yra tiesiog tasai, kaip Al-Hazalis, reiškia vienas iš sufijų poetų, jisai sakė, kad šėtonas buvo tikras musulmonas. Na gerai, o tai kodėl, pavyzdžiui, žinai, Krišna, tie, tarkim, Ardžunos giminaičiai, tie, kurie tapo opozicijoje, jie, tarkim, elgėsi, ne pagal dharmą, tai Krišna galėtų pagalvoti, tai vis tiek tai mano yra kūrinyje, tegul jie elgėsi kaip jiems tinka, nes tai yra mano kūrinyje. Taip, bet šita kūrinyje turi savo tam tikrą paskirtį. Krišna pats kalba Bhagavad Gitoje, kad be šito išreikšto materialaus pasaulio egzistuoja jo neišreikšta arba dvasinė gamta. Dvasinis pasaulis. Ir tame dvasinėme pasaulyje nėra korupcijos arba nėra to gedimo. Materialus pasaulis paties Krišnos sumanymu yra padarytas tokiu būdu, kad jame atsirastų korupcija. Jo galia, šakti, išorinė galia arba maja šakti, iliuzijos galia, jinai veikia tokiu būdu, kad ji gadintų dalykus laikui bėgant. Gadintų dalykus laikui bėgant. Ir dabar tas klausimas, kodėl Dievas sukūrė pasaulį taip, kad jame viskas laikui bėgant gestų, ar ne? Ogi pasirodo tam, kad įvairios būtybės su savo skirtingomis patirtimis arba prigimtimis turėtų galimybę išreikšti savo poreikius. Ne visi yra tobuli, reiškia, ne visos sielos yra tobulos, yra sielos arba personas, asmenys, gyvas būtybės, kurios turi ir žemesnius polinkius. Ir tam, kad sudaryti galimybę jiems taip pat išreikšti savo tas savybės ir savo poreikius, įgyvendinti savo polinkius, Dievas sukūrė šitą pasaulį, kuris sakykim, keičiasi jugomis arba tais laikotarpiais. Satija juga arba aukso amžiuje. Gimsta būtybės, kurios yra labai išaukštintos, dvasingai mąstančios, kurioms nerūpi, sakykim, materija, kurie siekia laisvės, emancipacijos, tos dvasinės emancipacijos. Treta juga arba tame vadiname sidabro amžiuje, čia aukso sidabro vario amžius, čia yra graikiška graikiški pavadinimai, bet Indijos tradicija turi tos savo pavadinimus kaip Satija, Treta, Dvapara ir Kali amžius. Tai va, ta prasme, kad mes vedų požiūrį gyvename Kali amžiuje, kuriame viskas yra korumpuota, bet tai yra amžius, kuris tinkamas tokiams asmenybėms kaip mes. Mes gimėme šitame amžiuje ne dėl to, kad susidurtume su blogiu, dėl to, kad patys esame korumpuoti. Gerai, o dabar va, kaip šakti, šiaip šakti lyg ir laikoma Krišnos mylimoji, taip, šakti pati. Krišna turi daug šakti. Parasya šakti ir vividhaiva šriujate. Reiškia, kad Dievo šakti arba Dievo galios yra įvairios
įvairialypės ir jos svabhaviki gyana balakrieščia. Jos visos turi savo gyana, tai yra savo žinojimą arba suvokimą, balą savo jėgą arba galę ir kryja savo veiklą. Jos visos yra skirtingos. Ta prasme, kad yra vidinė Krišnos arba Dievo galia, Višnu šakti parapraukta, reiškia Višnu galia, transcendentinė Višnu galia, kuri apriepia visą jo vidinį arba dvasinį pasaulį, tai yra jo tobulą pasaulį. Kshetra gya kita para, gyvas esybės taip pat yra kita jo galia, kuris suvokia šitą pasaulį. Ir tada avidya karma samgya anja, trityje šakti išjėti. Reiškia, yra trečioji Dievo galia, kuri sukuria neišmanimą ir sukuria karmą, kuri supančia gyvą esybę. Reiškia, kad tai yra taip pat ta Dievo galia, mes ją vadinam maja arba iliuzijos galia, kuri korumpuoja viską, bet jinai yra avidya šakti, neišmanimo galia. Jinai pasmerkia gyvas būtybės neišmanimui. O tada, kur čia yra meilės vieta, nes kažkaip tai meilė, man atrodo, ten irgi kaip atskira esybė yra Veduose paminėta, bet ir kūrybos procese meilė dalyvauja. Taip, labai gražų apibrėžimą, ne apibrėžimą, bet teiginį apie meilę išgirdau, kad meilė tai reiškia duoti laisvę. Meilė reiškia duoti laisvę ir Dievas, jeigu Dievas myli visas gyvas būtybės, ir žiūrėkit, yra skirtumas nuo vėlgi vakarų filosofijos, kad joks permanentinis blogis negali būti padarytas gyvai būtybei, dėl to, kad gyva būtybė pati yra amžina. Tokia pat amžina kaip ir pats Dievas. Jeigu amžina reiškia neturinti pradžios ir pabaigos, vadinasi, jinai taip pat yra nesukurta, kaip nesukurtas ir pats Dievas. Vadinasi, joks blogis negali tai gyvai būtybei nutikti. Bet laisvė, jeigu Dievas nori suteikti gyvai būtybei laisvę, laisvė pasireiškia leisti gyvai būtybei patirti ir įgyvendinti visus savo troškimus. Net ir pačius žemiausius, nes tik tai per patirtį mes suprantame, kas yra gerai, kas yra blogai. Leisti gyvai būtybei daryti tai, ką mes, sakykim, bent jau savo materialioj logikoje vadiname blogiu, kai nieko blogo negali padaryti kažkam kitam, tik tai formai, bet ne turiniui, ar ne? Ir ta forma vėlgi, kadangi ar taip yra nepastovi. Turinys yra pastovas, forma yra nepastovi. Tai visas blogis, kuris gali būti atliktas, tai yra tik tai formai. Vat, ir Dievo meilė mums pasireiškia tuo, kad jisai sukuria galimybės kiekvienai būtybei gyventinti savo norų. Ir kai kurie norai yra įgyventinami tik tai pasinėrusi tam tikrą neišmanimą. Jeigu atsimenat filmą Matrica, pačioj pirmoji daly buvo vienas personažas, kuris jisai buvo jau išėjęs iš Matricos, ar ne, bet jisai vėl grįžta į Matricą ir sako, aš žinau, kad viskas čia yra netikra, bet skanu. Tai reiškia, sukuria tam tikrą malonumą, pasitenkinimą. Žinoma, kitam žmogui arba kiti žmonės iš Matricos, anapus Matricos, jie nenori grįžti į Matricą, nesupranta, kad šitas malonumas ir tas skonis, ir nesakim, iliuzijos skonis, jisai brangiai kainuoja. Aš neturiu realios laisvės. Ir tuo metu laisvė tampa svarbesnė. Bet kažkas tai jisai nori patirti, atsisakydamas savo laisvės, nori tiesiog patirti savo skonį. Jis turi pasinerti tam tikrą iliuziją. Tai ta prasme, kad Dievas sukuria šitą iliuziją arba avidya šakti, tą neišmanimo galią, jisai naudoja tą galią tam, kad mes įgyvendintumėm savo norus, ne pačius labiausiai išaukštintus. Nes, Sauliau, kaip čia yra, dabar va, kai prieš šitas paveikslas, tai atrodo, kad Krišna, Višnu, jisai, toksai yra vienišas, jisai atrodo ir meilę sukūrė, ir tą šaktį sukūrė, ir tarsi jisai pats su savimi. Ir aš turėjau ankstesnį pokalbį, tai tam pokalbį mes taip labai priėjom gražios tokios išvados, kad yra kūrėjas. Ir jisai labai išreiškė tą mintį, kaip sakom, viskas prasidėjo nuo minties, nuo žodžio. Ir tada meilė tai pastebėjo ir tos meilės dėka įvyko ta kūryba. Taip, čia krikščioniškas požiūris ir to galima tikėtis, dėl to, kad krikščionybėje Dievas yra sudarytas iš 3 asmenų, reiškia Tėvo, Sūnaus ir Šventos Dvasios, kurie yra pati meilės idėja arba pati meilė tarp Tėvo ir Sūnaus ir vadinasi taip pat meilė ir Dievo sukurtam pasauliui. Bet čia vėlgi yra tas, sakykim, Indijos filosofijos požiūrį, tai yra problema dėl to, kad
ir gyva būtybė yra Dievo sukurta. Žmogus taip pat yra Dievo kūrinys. Indijos tradicija sako, kad gyva būtybė yra tokia pat amžina, neturinti pradžios. Vadinasi, sukurtas yra tik tai materialus pasaulis. Tik tai pasaulis, kuriame mes gyvename, bet ne mes patys. Mes patys kaip dvasinės esybės, mes keliaujame iš vieno pasaulio į kitą, perimdami kažkokias, tai sakykim, savo patirtis, neždami iš vieno gyvenimo į kitą savo tas patirtis ir patirdami, kaip sako, pasaulį vis naujai, kitaip ir panašiai, įgydami naujas tas patirtis. Ir tokia būdu gyva būtybė per tą neišmatuojamą evoliuciją, jinai tarsi kaip ir sąmoningėja, tobulėja. Bhagavata Puranas 7 giesmė yra tekstas, kuris sako, kad laikas yra palankus sattva gūnai arba gėrio savybė, gėrio ypatybė. Ta prasme, gėris, aistra ir tamsa arba neišmanimas, jie yra įmontuoti pačią materialaus pasaulio prigimtį arba paties materialaus pasaulio savybės. Jos yra tarsi kaip ir etinės arba moralinės savybės, bet jos yra pačiai pasaulio prigimtį. Ir vat laikas yra palankus būtent gėrio tai savybei. Ta prasme, kad gyva būtybė, kuri turi neišmatuojamą galimybę patirti ir atlikti viską, jinai laikui bėgant supranta, kad daryti gerai yra geriau negu daryti bet kaip arba blogai, sakykime. Jinai patiria didesnį pasitenkinimą, didesnį džiaugsmą ir savo pilnatvę darydama gerai. Tai ta prasme, kad šitoje vietoje vėlgi nėra tokio dalyko kaip gėris ir blogis, yra tik tai patirtis, kuri sielą daro arba laimingą, arba nelaimingą. Tai yra jos paties veiksmai ir jos pačios patirtis. O tai Krišna, aš kaip suprantu, vis tiek vyriškumo aspektas yra labiau. Taip. Vaizduojama taip. Taip, tai jeigu Krišna yra puruša, arba besimėgaujantis, arba asmuo, vyras, nes čia skirtingi žodžio puruša vertiniai į lietuvių kalbą. Tai būtų asmuo, vyras, žmogus ir besimėgaujantis. Tai jo šakti arba galia yra prakriti. Prakriti reiškia yra moteriška prigimtis arba prakriti reiškia ta, kurią mėgaujamasi. Vėlgi galima išvelgti turbūt tą senovės tradicijų patriarchališkumą, kur vyras yra tas, kuris mėgaujasi, moteris yra ta, kurią mėgaujamasi. Bet šitą, kaip sako, palikus padės į šalį, ar ne, šakti yra ta moteriškoji pusė, kaip Krišna arba Dievas jis yra vyriškoji pusė. Šitai vietoj Vaišnavo tradicija ir galbūt yra išskirtinė, kadangi, tarkim, Šaivo tradicijoje Šiva ir Parvati arba Šiva ir Durga. Šiva vis dėlto yra vyraujantis principas, jis yra virš materijos, o Parvati arba Durga jinai yra pati materija, pati materiali energija. Ir joje Šiva visą laiką kaip ir vadovauja, o Parvati visą laiką seka savo vyru. Jo santykis yra kaip guru, reiškia mokytojo, ir šišė, mokinio. Reiškia. O Gaudiya Vaišnavo tradicijoje Krišna turi savo antrą moterišką įsikūnimą, kuri yra purna šakti. Reiškia pilna Krišnos galia, iš kurios viskas sklinda. Ir jos vardas yra Radha. Radha purna šakti, Krišna purna šaktiman. Reiškia, kad Radha yra pilnoji Krišnos galia, o Krišna yra pilnas arba visapusiškas tos galios šeimininkas. Duivastų pėdanahi šastra paraman. Reiškia, kad tarp šitų dviejų nėra jokio skirtumo, jie sudaro vieną arba vienį. Kaip man labai patinka tas kinietiškas simbolis in ir yang, reiškia tas ratas. Nes Rados ir Krišnos idėja kaip tik tai labai panaši į šitą in ir yang. Joje, nors Rada yra moteriškasis principas, jinai nėra ta, kaip sako, kurią mėgaujamasi. Jie patyrė lygiavertę Krišnos tą antroji pusę. Ir dėl to Gaudiya Vaišnavai labai dažnai sako, kad aukščiausias Dievo asmuo nėra Krišna, aukščiausias Dievo asmuo yra Radha Krišna. Reiškia, jo vyriškai ir moteriškai pusė kartu. Tai ir yra aukščiausiai realybė. Ir Vaišnavo tradicijoje, kaip kalbėjau, kad Krišna yra pats grožis, kuris suteikia grožį visam, kas gražu, ar ne? Tai Radha yra pati meilė. Ir jeigu mes mylim, ar ne, tai mes mylim tik dėl to, kad meilė myli. Kažkas yra gražu dėl to, kad grožis yra gražus, ar ne, kažkas myli dėl to, kad meilė myli. Tai va, ta prasme, kad tai Radha ir Krišna, ir jie sudaro visą šitą aukščiausią esybę, iš kurios viskas kyla, skleidžiasi ir panašiai. Aš tik tai noriu dar grįžti prie tos idėjas, ar net didžiojo sprogimo idėjas.
labai daug kas kritikuoja šitą didžiojo sprogimo idėją ir sako, kad kai mokslininkai paskelbė tą didžiojo sprogimo idėją, Romos popiežius norėjo paskelbti didįjį sprogimą kaip pasaulio kūrimo pradžia arba data, bet vienas astronomas perspėjo, kad to nedarytų, dėl to, kad jeigu paaiškės, kad didysis sprogimas nebuvo pradžia, krikščionybė labai stipriai susimaus. Tai va ir popiežius paklausė šitą patarimą ir pasirodo, kad tas patarimas buvo labai išmintingas. Bet dar ką norėjau pasakyti, kad įdomu, kad didysis sprogimas yra tik tai populiarus terminas, Big Bang ar panašiai, bet mokslinis terminas yra implosion, reiškia, kai viskas pradėjo skleistis. Skleidimasis. Skleidimasis, prasidėjo skleidimasis, aišku, tas skleidimasis yra neproporcingai stiprus ir greitas ir galingas, jį galima prilyginti sprogimui, bet tai nebuvo, kad kažkas susprogo, kas atrodo iš didžiojo sprogimo teorijos. Taip. Tai mes viename iš pokalbių irgi tokį labai gražų vaizdinį buvom prie, kad tas įvyko, kaip plėtimasis įvyko ir kiekvienas pumpuras sprogsta. Tai tarsi kiekvienu pumpuru, tuo sprogimu, tarsi vyksta tas plėtimasis nuolatos, vis naujas. Tai taip pat per žmonės, per jų sąmonę, per vaikus. Tai vyksta, galima sakyti, irgi sprogsta nauja gyvybė. Čia tų kosminių sampratų perkelimas į mūsų tą kasdienybę. Aš suprantu, tai galbūt simboliškai taip ir yra, bet įdomu iš tiesų, kad Indijos tradicija irgi kalba apie tą periodinį pasaulio kūrimą ir naikinimą. Ir tas ciklas yra kažkur 8 milijardai metų, kas 8 milijardai metų pasaulis vis iš naujo sukuriamas. Ir praėjus pusė laiko naikinamas, sakykim, tada pusė to laikotarpio 4 milijardus metų pasaulis yra palaikomas, išreikštas, 4 milijardus metų pasaulis yra tokia suspenduotoj būsenai, kai viskas tarsi miega, nemiega, hibernuojasi ir kažką tai galėtum pasakyti. Tai žinoma, sakykim, šiuolaikinis mokslas kalba apie ilgesnius tos terminus, bent jau mūsų pasaulis nuo to didžiojo plėtimosi pradžios praėjo kažkur, 12-14 milijardų metų, tai čia atrodo daugiau, bet vis dėlto sakyčiau, kad Indijos tradicija pakankamai pagavo tuos skaičius pakankamai dideliu mastu, reiškia, kad milijardai, tai turėjo 8 milijardai metų, tai yra, sakykime, senovės protai, sakykime, ar ne, tai buvo tikrai dideli skaičiai, bet tie skaičiai yra pakankamai tikslas, turime pateikiami kaip pakankamai tikslas. Ir vėlgi mes žinome, kad, sakykime, šiuolaikinės tos idėjos apie visatos amžių ir panašiai, jos yra tik tai aproksimacijos, artiniai, o ne tikslus skaičiai. Kaip čia dabar tie trys vyrai dievai, Višnu, Šiva ir Brahma, taip? Kaip jie čia dabar į tą visą paveikslą įsipaišo, ne? Ta prasme, kad Puranuose, čia vieną dalyką turbūt yra labai svarbu pasakyti, kad vėlgi skirtingai nei vakarų tradicijos, kurie yra Senasis testamentas, Naujasis testamentas ir jie atrodo tarsi pateikia tokį vieningą pasaulio vaizdinį, jeigu klausimas ar pilnas, sakykime, aš tai sakyčiau, kad tikrai kosmologinio požiūrio pasaulio vaizdas yra labai nepilnas, sakykime, šitoje tradicijoje, bet Indijos tradicija yra Vedos arba visa ta Vedų tradicija yra vadinama kalpataru. Kalpataru reiškia troškimus išpildantis medis. Vat kaip medis šakojasi į visas pusės ir šitas medis jisai duoda skirtingus vaisius, kiekviena šaka duoda skirtingus vaisius, kad kiekvienas žmogus ieškantis surastų tai, ko jisai nori. Ta prasme, kad įdomu tai, kad Vedų tradicija nepateikė vieningo pasaulio vaizdo sąmoningai arba tikslingai, dėl to, kad žmonės yra skirtingų prigimčių. Vaikui pasaulio aiškina vienaip negu, sakykime, fizikui pabaigusiam mokslo doktorantūrą, sakykime, ar ne. Tai pasaulis aiškinamas gana skirtingai ir vieniems ir kitiems. Ir Vedasas taip pat kalba apie skirtingus dalykus priklausomai nuo to, kokį žmogus skaito. Dėl to Puranus, kuris yra patys populiariausi turbūt žinių šaltiniai šiuolaikiniai arba toje viduramžių Indijoje, Puranas jis yra skirstamas į 3 kategorijas. Tai reiškia tamas, žmonėms, kurie yra apimti neišmanimo, radžas, reiškia žmonėms, kurios skirtas žmonėms, kurie yra apimti aistros, ir satva, žmonėms, kurie yra apimti tos gėrio savybės, gėrio gunas arba šviesos, skaistos savybės. Ir kiekviena iš tų kategorijų pateikė savo realybės aiškinimą. Tamsos
arba tos Tamasika Puranos, jos kalba apie tai, kad Šiva yra aukščiausias asmuo, aukščiausias Dievo asmuo. Kodėl? Dėl to, kad jis yra palankus visiems tiems, kurie yra tamsoje, visokie goblinai, ten rakšasai, pišačias. Tai, ką mes vadiname demoniškomis asmenybėmis, ar ne, jie nėra blogi, vėlgi tas pats dalykas, ar ne, jie nėra blogi, Dievas davė jiems vietą po saulę. Jie gali išreikšti savo polinkius, savo tendencijas, tiesiog vėlgi įgyti savo tas patirtis ir keliauti kitas gyvybės rūšis po mirties, bet šiuo metu jie yra tokie. Ir jiems taip pat yra suteikta vieta, kaip ir gyvatėms ir skorpionams taip pat, jie turi savo vietą evoliucijos toj grandiniai. Tai va, Tamasika Purana šlovina Šyvą kaip aukščiausią viešpatį. Tai reiškia, kad žmonėms, kurie yra tokie tamsos, neišmanimo veikiami, jiems geriausia yra garbinti Šyvą arba tą, gamtos šeimininko principą. Reiškia, kad tu gyveni gamtoj, gamta yra viskas, ką tu matai, ji turi savo šeimininką, savo viešpatį, gamta turi, tai Šyva. Dabar tiems, kurie yra kupini aistros, jie veikia, kuria, tai, ką jūs kalbate apie kūrybą, ir ne, iš tikrųjų būtų greičiau Radžasika Puranas arba tos Puranas skirtos žmonėms vedamiems aistros. Nes kūryba yra aistra. Reiškia, tai šitas Puranas jie šlovina Brahmą arba pasaulio kūrėją kaip aukščiausiai Dievo asmenį. Ir kaip sako, ten daug kalbam apie tai, kaip kūriamas pasaulis, kaip jisai, kaip viskas atsiranda, visos tos istorijos. Ir iš tikrųjų daugybė Purano ir Mahabharatai, ir kitose tekstuose yra labai daug dėmesio skiriama būtent kūrimui. Ir Indijos mąstytojai, vienas toksai Ananda Kumaras Svamis, jisai kalba apie tai, kad menas yra kūrimas taip, kaip kūrė gamta. Reiškia, gamtos Transformation of Nature in Art, jo knyga tokia yra. Reiškia, jisai parašė tokią knygą Transformation of Nature in Art, reiškia, gamtos transformacija mene. Reiškia, menas atkartoja būdą taip, kaip gamta kūrė. Reiškia, bet menas nėra gamtos kopijavimas, nes tai būtų ne menas, tai būtų tiesiog plagiatas. Bet menas tai yra, kai tu pagauni taip, kaip gamta kuria, reiškia, tada tu naudoji tos pačius principus, kad kurti pats. Ir tada tu neplagijuoji, tu kuri naujus dalykus, tu kuri artwork, meno kūrinis. Kaip Čiurlionis, kažkas panašus, jūra, miškas. Jo, tai tikrai kažkas panašaus, kai tu atkartoji, sakykim, ar ne, atkartoja tą būdą, kaip gamta kūrė, ne gamtos kūrinius atkartoja, o būdą atkartoja. Tai va čia yra tai, kas skirta tiems žmonėms, kurie yra kupini aistros, reiškia kūrimo, verštis į priekį, sakykim, skleistis ir panašiai ir taip toliau. Tai va, ir žmonėms, kurie jau ieško tos transcendencijos, sakykim, kurioje viskas yra ramu, jau tas aistros poreikis yra patenkintas, tai jau supratai, kad nėra ką skleisti, dėl to, kad viskas jau ir taip yra išskleista, viskas jau ir taip egzistuoja, nes vėlgi vedų požiūrio, tai, ką mes sukūrėm, jau yra sukurta kaip idėjas, priežasčių, pasiekmių vandenynas, kuriame mes visi plaukiam, tai yra subtilusis sąmonės vandenynas, kuris mūsų supa, iš kurio mes pasigauname kažkokias tai idėjas ir jas įgyvendinam tik tai. Ir mums atrodo, štai yra kūrėjas, jis sukūrė naują daiktą, iš tikrųjų jis tik tai, sakykim, turėjo pakankamai intuicijos, įžvalgos paimti tą daiktą iš to sąmonės srauto, kuris mus visus supa. Reiškia, tas vadinamas mahat. Mahat reiškia ta didysis sąmonės priežasčių vandenynas. Tai žodis vandenynas, ar ne, toksai sąlyginis, ar ne, prasme, vieta, kur kažkas tai yra. Tai va, tai čia yra kūryba. Ir tie, kurie atrado, sakykim, tą ramybę, nusiraminimą, aistra liovėsi, ir jie tada ieško tos transcendencijos. Ir tada jiems yra skirtas Satvika Puranas ir jos šlovina Višnų. Jie sako garbinti Višnų, kuris yra aukščiausias asmuo. Tai va, tai šitoj vietoj Bhagavata Purana ir kiti Višnų Purana, kiti tekstai, jie teigia, kad Višnų yra aukščiausias asmuo, kuris skleidžia save į šitą pasaulį per tris asmenybės, per Višnų, Šyvą ir Brahmą. Šyva naikina pasaulį, Brahma jį kūrė, o Višnų jį palaiko. Tai yra sietas palaikytas arba balansas, pusiausvyra, kuris yra pasaulio pagrindas. Tai Vaišnavo požiūriu, be jokios abejonės galėtų kažkas sakyti, kad Vaišnava yra tendencingi dėl to, kad jie jau yra Višnų pasekėjai ir jie sakys, kad Višnų yra aukščiausias. Tai šitoje vietoje Vaišnavai nesiginčia, tai prasme, taip, žmonės yra skirtingų tendencijų ir
žmonės tamsoje tegu garbina Šyvą kaip aukščiausią, mes neprieštaraujam. Žmonės, kurie yra kupini aistros, jie tegu garbina Bramą kaip kūrėją, mes neprieštaraujam, ar ne? Bet vis dėlto mes patys suvokiam, kad siekiantis transcendencijos garbina Višnų. O kaip dabar su pačia Šakti? Ar jinai, man toks jausmas, jinai turi savarankiškumo, nepriklausomybė, kaip dievybė, kaip sąmonė, nes jinai labai yra išreikšta kaip dievybė Šakti ir turi savo ten atskirus aspektus, ten devynius ar kažkiek tai. Jeigu mes kalbam apie Purną Šaktį arba pilną Šaktį Radą, kaip jau minėjau, jinai yra pilna Krišnos galia, kuri lygiavertė, sakykim, savo šeimininkui arba savo savininkui. Šeimininkas, kuris vadovauja, gal nelabai tinkamas žodis yra, bet tiesiog ta antroji pusė vyriškas ir moteriškas pradas, jie tiesiog veikia kitaip, kaip sakiau, kaip grožis ir meilė. Jie nėra vienas kitam pavaldus, jie vienas kitą labai nuostabiai papildo. Bet Radas skleidžia save į gausybę formų ir viena iš tų formų yra Durga arba Parvati ir jinai atstovauja materialią galią. Šita galia jau yra labiau ribota, nes jinai yra pribota materialiu pasauliu, kuriame viskas yra pirmas dalykas laikina, sukūriama, palaikoma, sunaikinama. Tai prasme, jau yra tam tikras ribotumas. Visur, kur yra pribojimas, sakykime, ar ne, kūrimu, palaikymu, netgi tuo, ką galima sukurti ir tai, ką galima sunaikinti, sakykime, tai jau yra tam tikras apribojimas. Tai mes sakytumėm, kad Durga arba Parvati arba materialioji galia, jin jau yra ribota, kažkiek tai ribota. Ir kitas dalykas, kaip sakiau, kad jinai yra pavaldi ir jau visiškai pavaldi savo šeimininkui Šyvai, kuris yra Višnų aspektas arba Višnų skleidinys. Tai prasme, kad Višnas... Tai reiškia, tos visos moteriškos dievybės yra labai hierarchija gaunasi, tokia, ne? Kad iš šešiausios. Galima sakyti, iš tikrųjų pats hinduizmas, jis yra labai stipriai hierarchiškas. Ta prasme, kad čia vienas iš tų dalykų, kurį žmonės dažnai painioja, sako, kad hinduizmas yra politeizmas, kas iš tiesų nėra visiškai teisinga. Ta prasme, kad Eikam Sat Vipra Bahudha vadanti, vieną tiesą išminčiai vadina skirtingais vardais. Čia Rigvedos himnas sako. Vieną tiesą išminčiai vadina skirtingais vardais. Ta tiesa skleidžia save į sakykim taip, vis besiplečiančius pavydalus arba aspektus, ar kažkokias, mes sakytumėm, gamtos, galias, jėgas. Ir jos visos, kaip sako, nuo visiškos transcendencijos iki visiškos materijos. Materija taip pat yra vienas iš Dievo skleidinių, kaip jo Šaktis, sakykim, ar ne, gyvas būtybės kitas yra skleidinys. Ir mes sakom, kad gyva būtybė yra aukštesnė galia, sakykime, hierarchija ir stovė aukščiau negu materijos galia. Tai va, ta prasme, lygiai taip pat ir Radha, Durga. Durga skleidžia savį į daugybę skirtingų pavydalų. Parvati, kaip Saptamatrikos, Nava Joginis, sakykime, ar ne. Saptamatrika reiškia 7 motinos, 9 Joginis. Jos užsiima skirtingą veiklą. Jinai skleidžia save kaip Kali, Dievė Kali, kuri tiesiog žudo. Reiškia, bet jinai yra taip pat ir Ambika, motina. Jinai motina, jinai, kaip sako, palaiko, žmonės ją garbina kaip savo motiną. Prasme, motina gamta, čia vadinamas panteizmas arba panteizmo pasiekėjai, jie garbina iš tikrųjų materialią gamtą. O dabar aš dar noriu prisiminti aš tokį renginį, esu paskelbęs apie dievišką motiną, pasidalinau, tenai pakviečiu ir tokią merginą pakviečiu moterį, kuri šiuo metu į stačiatikybę palinkus, ir aš kai tenai paminėjau, kad tenai yra Šakti dieviškoji motina, tai jinai man atrašė, dar turiu žinutę, atrašė, ar tu žinai, kas ta Šakti, kas jinai per demonas netgi panaudojo žodį tokį. Kas čia per požiūris toks? Iš tikrųjų, kas yra demonas, man klausimas. Ką mes vadiname demonais? Mes turbūt krikščioniškasis pasaulis arba ta krikščioniška tradicija demonais vadina blogis įkūnijimas. Indijos tradicija tai ne. Tai tiesiog asmenybės, personos, sielos, kurios yra nuklydusios nuo Dievo kelio. Ir Dievas jaučia tokį pat gailestį ir jiems. Jisai gina ir demonus taip pat. Ta prasme, kad Prahlada, Krišna sako Bhagavad Gita, tarp demonų aš Prahladą, atsidavęs Prahladą. Demonai taip pat gali būti atsidavę Dievą, jeigu jie, sakykime, ar ne, gauna kažkokią tai tą gėrio kibirkštėlę. Ir Indijos tradicijai demonas tai yra asura. Asura.
Bet asuras yra kaip giminė, jie tiesiog yra priešiški dievai. Ir pasižiūrėkim, kiek mūsų pasaulyje dabar tų žmonių priešiškų dievai, ateistai, sakykime, ar ne dar kažką. Ar mes juos pavadinsim demonais? Ne. Jie taip pat siekia gerų dalykų, jie taip pat nori, sakykime, tvirtų šeimų, sakykime, ar ne, gerų vaikų ir taip toliau. Jie tiesiog yra priešiški dievai. Višnu, Bhaktas, Mrito, Dievas, Asuras, Tatviparjeje. Reiškia, tie, kurie yra atsidavę Višnu, vadinami devomis, vadinami pusdieviais. O tie, kurie yra priešiški Višnui, yra vadinami asuramis, demonais. Tai vat vėlgi, kai mes sakome demonai arba dievai, mes neturim omeny to paties, ką krikščionis galvoja. Demonai gyvena pragarų pasauliuose ir jie yra uždaryti kažkokiu būdu, ten kažkokios jėgos juos laiko, jeigu ištrūkti iš tų pragarų, jie čia sukeltų baisiausią didžiulį chaosą ir taip toliau. Taip, Indijos tradicijai kalbama, kad asuras, jie dažnai kovoja su devomis, su dievais. Jie dažnai kovoja, bet jie kovoja dėl įtakos zonų. Jie taip pat nori, sakykim, tos dharmos rezultatų, bet nenori pačios dharmos. Jie nenori, sakykim, paklusti Dievo įstatymui, bet nori to rezultato, kurį... Vaisių nori, nes tie vaisiai yra patrauklus visiems. Tu prasme, net ir asuras nori, kad jų žmonos būtų ištikimas. Jie nenori būti ištikimi, jie nenori būti ištikimi dharmai, sakykim, ar ne pareigai, įstatymai. Bet jie nori gauti tą... sakykim, ramybę, prabangą ir dar kažko, kurį kyla natūraliai iš geros karmos, iš dharmos, sakykim, iš pareigos atlikimo. Tai yra tiesiog paklydusios tos sielos, labiau paklydusios, kurios taip pat turi ir pakankamai didelės galias. Tai reiškia, galias prilygstančias dažnai dievams. Tai va šito požiūrį jie yra daugmaž lyginami, dievai ir demonai, jie turi panašias galias. Bet demonai nėra tie tokie blogiečiai, kaip mes juos įsivaizduojam, kurie nori sugriauti viską. Jie tiesiog nenori paklusti Dievui. Ir Dievas juos kažkokiu būdu įstato, dažnai įstato į kažkokius tai rėmus. Kai jie pradeda siautėti, jisai pats ateina ir sutvarko visą tą reikalą. Bet jis neišnaikina jų, nes jie taip pat yra reikalingi. Nes tai taip pat yra patirtis gyvai būtybei. O kas yra Bhagavan? Aš, pagal tokį apibrėžimą, kad yra įsikūnimas aukščiausios, Dievo įsikūnimas, tai tarkim, ar galima pasakyti, kad Bhagavad Gitoj Krišnos tas asmuo ten yra Bhagavanas? Jo, Bhagavad Gita visą laiką Krišna yra vadinamas Šri Bhagavano Vačia, aukščiausias Dievo asmuo tarė. Pats žodis Bhagavan, jisai yra toks gana bendrinis žodis, iš tikrųjų skirtas labai išaukštintoms asmenybėms, bet Dievas taikomas labiausiai. Višnu Puranas sako, Aišvarijasya, Samagrasya, Virjasya, Jašasa, Šrija, Jana Vairagija Joščiva, Sanam Bhaga Itingana. Reiškia, kad Bhagavan, pats žodis Bhagavan reiškia, kad tas, kuris turi Bhaga. Bhaga reiškia sėkmę. Bhaga. Tai vat, ir ta sėkmė pasireiškia, kad Aišvarijasi Samagrasya reiškia patys didžiausi, visi turtai. Visi turtai. Virja reiškia visa jėga, Jaša visa šlovė, Šrija grožis, Jana žinojimas ir Vairagija atsižadėjimas arba neprisirišimas. Tai va, ta prasme, kad vis įvairios asmenybės, Šiva dažnai vadinamas Bhagavanu, nes jisai turi šitas savybės, kaip materialaus pasaulio šeimininkas, jisai turi tas savybės kaip turtai ir panašiai, bet jisai visą laiką vaizduojamas kaip asketas. Jisai valdo visą materialią gamtą, kuris suteikia gyvoms būtybėms tokius didelius turtus, tokią prabangą, bet pačiam jam viso to nereikia, dėl to jis ir yra tos materijos šeimininkas, nes jam to nereikia. Tai va, bet dažnai ir tokie išminčiai kaip Narada vadinami Bhagavan, nes jis irgi taip pat, jisai nieko neturi, bet jam nieko ir nereikia, dėl to galiu sakyti, kad jis turi visus turtus, jisai jėgą ir taip toliau, jis turi dvasinę jėgą, įtikinėjimą, sakykim, jėgą. Bet tik tai aukščiausias Dievo asmuo turi visas šitas savybės visiškai arba pilnai. Tai todėl Bhagavad Gitoje ir kitose tekstuose ir Indijos tradicija šiuo metu, sakykim, žodžio Dievas atitikmuo tai yra Bhagavan. Tai prasme, hindi kalboje, kai jie kalba apie Dievą, jie naudoja žodį Bhagavan. Galima išgirsti, net kai nesupranti kalbos, jie dažnai kalbės Bhagavan. Čia tu turbūt apie tą įsikūnimą, ne kažkokį tai va. Ne, žodis Bhagavan nereiškia įsikūnimą. Tiesiog, kai mes kalbam krikščioniškai prasme, kai aš sakau žodį Dievas, aš tada naudoju žodį Bhagavan. Ne apie Dievą įsikūnimą kalbu, bet apie patį Dievą. Na, kaip tada žmogus, kas čia tada žmogus ten visam, žinai, paveikslė, ar jisai
turi tą dieviškumo sėklą, to viso hierarchiją, kaip sakai, Jo. žmogaus, jeigu taip. Ar žmogus turi kažką tai. Dieviško. Įdomu tai, kad Bhaktivinoda Thakura, kurį jau minėjau, jis sako, kad džyva šakti arba gyvų būtybių ta galia, kaip sakiau, gyvas būtybės taip pat yra Dievo galia, džyva šakti. Bet tai yra ypatinga galia. Galia yra paklūstanti Dievui, jinai neturi savo tarsi kaip ir tos laisvės, ar ne, jinai tiesiog vykdo Dievo valią. Bet džyva šakti yra ypatinga šakti arba ypatinga galia dėl to, kad jinai turi Dievo savybės. Purušatva reiškia tą pasimėgavimo nuotaiką, turi svatantratą, savo laisvę arba nepriklausomybę, turi bhoktritva, gali patirti, mėgauti, sakykime, ar ne, įgyti patirtį. Reiškia, turi, kas dar, purušatva, svatantrata, bhoktritva, ičatva, reiškia, kad turi savo norus. Reiškia, šakti, jinai tarsi kaip ir neturi savo norų. Šakti noras yra tenkinti Dievo poreikius, savo šeimininko poreikius. Bet gyva būtybė turi, džyva šakti turi savo norus. Ir tie norai, būtent dėl šitų norų, gyva būtybė jinai patenka į materialų pasaulį ir patenka į tas skirtingas situacijas, kur yra tamsa, aistra ir gėris, šviesa, sakykime, ar ne, jinai patenka į tas skirtingas situacijas dėl to, kad jinai turi skirtingus norus. Ir sako, būtent šitą laisvę arba svatantrata padaro gyvą būtybę patrauklę Dievui. Jeigu be šitos laisvės gyva būtybė nesiskirtų nuo materijos. Tai ta prasme, Dievas, tai yra laisvė, yra didžiausia Dievo dovana gyvai būtybei. Tai čia meilė tuo pačiu. Ir Dievo meilė tai gyvai būtybei, kad Dievas duoda laisvę gyvai būtybei įgyvendinti savo norus skirtingose situacijose, skirtingose. Tai praktiškai be meilės žmogus būtų gana prastoj situacijai. Be Dievo meilės žmogus būtų pasmerktas. Be Dievo meilės. Bet ar žmogus gali gyventi be savo meilės kažkam, turiu omeny? Panašu, kad jisai gali gyventi ir žmogus taip ir gyvena iš tikrųjų visą arba didžiąją dalį savo gyvenimo. Aistra tai yra meilė pakeisdamas aistra. Tai prasme, kad mes visi turime meilės idėją. Mes visi suvokiam čia. Antanas Maciejnais labai gražiai kalbėjo iš tikrųjų, kad mes nežinome, kaip apibrėžti, jis kalbėjo apie religiją, sako, mes nežinome, kaip apibrėžti religiją, bet mes turime religijos nuojautą. Ir dėl to mes nepainam, sakykime, religinių reiškinių nepainam su ekonominiais arba psichologiniais reiškiniais. Ir lygiai taip pat mes turime meilės nuojautą, bet nežinom, kas jinai yra, kas tai yra. Bandom visai apibrėžti, filosofai, psichologai bando apibrėžti. Erikas Fromas labai gražiai jisai sako, kad mes nežinom, kas yra meilė, bet mes žinom, kokios yra būtinos sąlygos meilė. Man šitą idėją labai patiko. Reiškia, kad rūpestis, atsakomybė, pareiga, pažinimas, ar ne, tai yra 4 būtinos sąlygos meilėje atsirasti. Bet jos nėra pakankamas, kad jeigu jau rūpinosi, jau yra meilė. Jeigu atsiliepia žmogaus poreikius, jau yra meilė. Jeigu jaučiu jam pagarbą arba noriu tą žmogų pažinti. Ne, viso tai yra tik tai būtina sąlyga, bet nėra pakankama sąlyga. Bet mes turime tą nuojautą ir ta nuojauta jinai išvirsta tokiais iškreiptais reiškiniais, ar ne, kai žmogus, vyras prievartauja moterį ir sako, aš tave myliu. Tai prasme, tai yra visiškai iškreiptas, sakykim, kaip čia pasakyti, meilės atspindys, kur pačios meilės net nėra, sakykim, ar ne, yra tik tai meilės tas pavadinimas arba žodis, ar ne, bet mes sanskrito kalba tai yra vadinama kama arba geismas. Ir įdomu, kad Arjuna klausė Krišną, sako, kas yra ta jėga, kuri verčia žmogų elgtis net ir prieš savo valią, net ir žinant, kad tai nėra gerai. Ir Krišnas sako, kama išė, krota išė, tai yra geismas, tai yra pyktis, ar ne, jaunesnysis geismo brolis. Reiškia, tai yra didysis pasaulio priešas ir didysis žudikas arba naikintojas. Mahašino, Mahapapma, Mahašino, reiškia, tai didžiausias naikintojas ir Papma, didžioji nuodėmė. Tai yra geismas, kuris pakeičia meilę šitam pasauliu. Ir mes visi galvom, kad aš myliu, o realiai aš noriu tenkinti savo poreikius, man kitas žmogus reikalingas, kad tenkinti savo poreikius, bet aš vadinu tai meilė. Jeigu mes kalbėtumėm apie meilę, mes turėtume pasakyti, kad meilė tai yra ryšys, kuris grindžiamas pasiaukojimu. Pasiaukojimu. Jo, įdomu, kad įvairūs tekstai jie sako, kad Čaitanė Čaritamrita, vienas iš Vaišnavų tekstų sako, kad
meilė ir geismas yra kaip auksas ir geležis. Abudu yra metalai, ar ne, sakykime, ar ne. Bet vienas yra švarus, nekoroduojantis, ar ne, o kitas geležis, kurie labai labai praktiškas dalykas, ar ne, bet tuo pat metu ir rūdyja. Tai dabar, Sauliau, kaip būtų galima apibendrinti, man kažkaip apie meilę, šitas laidų ciklas yra apie pusiausvyrą, kaip atrasti savyje pusiausvyrą. Tai kaip galima būtų patarti žmonėms, kaip tą pusiausvyrą meiliai atrasti, ar tiesiog Dievo meiliai? Tai šitą vietą aš galvoju, kad tai nėra bandymas rasti vieną receptą visiems žmonėms. Ir tokių bandymų iš tikrųjų, čia ir yra didžiausia problema, aš manau, daugumai religinių tradicijų, kad jie bando pateikti vieną receptą visiems žmonėms, krikščionybė, islamas, judaizmas ir panašiai, turbūt daugybė kitų tradicijų. Ir kodėl man patinka būtent ta Indijos tradicija, dėl to, kad joje nėra vieno recepto. Joje pirmiausia atsižvelgiama į žmogaus prigimtį. Kokia žmogaus prigimtis? Tai vienam žmogui turbūt reikia surasti tą motiną gamtą ir jai nusilenkti, jai padėkoti. Turbūt didžiausias laimėjimas tokiam žmogui būtų iš tikrųjų pajusti dėkingumą gamtai. Dėl to, kad ir toje pačioje Indijos tradicijoje net ir šiais laikais tebesitęsia gyvulių aukojimai durgai. Sakykime, ar ne, ypatingai per Durga pučia, sakykime, paskutiniam dienom, Durga pučias, kuri trunka 9 ar 10 dienų, reiškia, paskutiniam dienom yra aukojami gyvuliai, reiškia, kad patenkinti šitą motiną gamtą. Tai toks, kaip sako, neišmanimo kupinas prievartos, kupinas būdas, bet jis jau moko tas būtybės, kurios savo vidai kupinas to priešiškumo, prievartos ir taip toliau, tai yra tos tamsos neišmanimo savybės. Juos vis tiek skatina kažkam tai nusilenkti, kažką pagerbti, sakykim, padėkoti. Ir aš sakyčiau, kad, sakykim, žmonės, kurie yra kupini aistros, juos reikia įtraukti į kūrybą, kaip sakė pats, ar ne, į meninę kūrybą. Nesvarbu, kūryba yra ne tik tai meninė kūryba, taip pat yra ir štampavimas, sakykim, ar ne kažko. Tai įtrauk žmogų į verslą, į kažkokį, tai, sakykim, nežinau, kurk naują verslą, sukurk kažką tai tokio, ko dar niekas nepasiūlė, pajausi pasitenkinimą iš savęs. Turbūt pati pagrindinė idėja, kad aš esu darytojas, aš esu kūrėjas, aš padariau, aš sukūriau, sakykime, ar ne, ir tai sukuria žmogui tą didžiulį pasitenkinimą. Jam šito reikia, jam ne meilės reikia, tokiam žmogui, jam reikia to. Ta prasme, kaip ir tam... Meilė pagelbėtų jam. Pagelbėtų, bet jis jos nesupras, jis jos negalės pasiekti. Tai reikia, kad meilė yra skirta žmonėms, kurie jau eina link gėrio, sakykime, tos savybės, kurie jau yra veikiami gėrio idėjos. Ta prasme, meilės idėją supras tik tai jie. Ta prasme, labai būdingas suskirstimas, toks Indijos visoje tradicijoje yra skirstimas į 3 žmonių tokias kvalifikacijas arba adhikara, reiškia žmogaus pasiruošimas kažkam tai. Ir tas 3 kvalifikacijos yra, paprastai sakoma, kad tai yra karma, gyana ir bhakti. Reiškia, karma reiškia žmogaus kvalifikaciją atlikti veiklą. Absoliuti dauguma žmonių yra kvalifikuoti atlikti kažkokią veiklą, juos reikia įtraukti į pareigą. Tu turi atlikti pareigą. Kodėl? Dėl to, kad esi pasaulio dalis, gamtos dalis, turi, reiškia, vykdyti savo pareigą. Tada būsi laimingas. Tai turbūt 90% visų vedų paliepimų arba nurodymų, jie kalba apie tai, turi atlikti savo pareigą. Ir Krišna Arjunai Bhagavad Gitoje sako, karma neiva dikarustė, ma paliešiu kadačana, reiškia, kad tavo vienintelė teisė yra atlikti savo pareigą, bet negali gaištis tos pareigos rezultatų, sako jis. Tai va, bet tai turi būti, čia yra pagrindinė dalis žmonių. Dalis žmonių siekia laisvės, jie laisvę vertina labiau negu kažkokią veiklą, rezultatą ir taip toliau. Reiškia, tai va, jiems skirtas, sakykim, tas kitas kelias, gyanas, pažinimo kelias, laisvės kelias. Ir trečia žmonių kvalifikacija yra meilės poreikis, meilės kvalifikacija, bhakti. Jie gali atsisakyti savo laisvės vardan meilės, nes laisvės paskirtis ir yra tokia, iš tikrųjų, pamilti ir savo laisvę palikti. Tai prasme, mylintis žmogus atsisako savo laisvės ir tai yra natūralu, net nekelia jokių abejonių. Tai prasme, kad kai aš myliu, jeigu aš myliu kitą žmogų, aš paaukosiu savo laisvę, netgi ir savo gyvybę, iš tikrųjų, vardan to kito žmogaus. Apribosiu save sąmoningai, ir ne, kad patenkinčiau to kito poreikius, atsiliepčiau jo poreikiams.
Tai va, tai ta prasme, kad ir šitas meilės kelias yra laikomas pačiu aukščiausiu keliu, jis yra skirtas tik tai tiems žmonėms, kurie jau pakilo virš aistros, pakilo virš neišmanimo. Tik tai jie ir gali suprasti meilės idėją, nes neišmanimo apimtas žmogus, jisai prievartaus savo žmoną ir sakys, kad aš tave myliu. Aistros apimtas žmogus, jisai galvos, kad aš viską tau daviau, žiūrėk, aš tau daviau tiek daug turto, aš tau viską, aš tau mašiną daviau, aš tau namą daviau, aš tau vaikų daviau, ar ne, ko tau dar trūksta. Ar ne? Jis sakys, kad čia yra meilė, ar ne? Ir tik tai žmogus, kuris yra tos gėrio būnas vedamas, jisai atsilieps į ne fizinius, sakim, be abejo ir į fizinius poreikius, bet jis atsilieps sielos poreikius to kito žmogaus. Bhagavad Gita 6 skyriuje Krišna sako, atmaukum jienas ir vatrasamam pašieti jo Arjuna, sukam vajadi vadukam, sajogi paramama taha. Krišna sako, aukščiausias jogas yra tas jogas, kuris suvokia kitų būtybių kančią ir džiaugsmą, lygindamas su savoju aš. Jisai suvokia save kaip savastį, kaip tą dvasinę esybę ir jisai mato kitų esybių tos pačius dvasinius poreikius ir jisai sugeba atliepti tiems poreikiams. Nes tik tai šitie poreikiai iš tikrųjų ir patenkina sielą. Mes visi bandom kažkaip patenkinti tos savo poreikius, ale vis tiek lieka nepatenkinti. Va čia yra didžiausia žmogaus problema arba pasmerktis, ar ne? Arba kaip vienas išminčių sakė, mūsų širdį yra Dievo formos skylė ir mes ją bandom iškišti kažkokiais tai dalykais, ar ne, bet va, tas Dievo formos jokie dalykai negali atkartoti. Vadinasi, tik tai ir va, tas žmogus, kuris yra veikiamas gėrio gūnas, ar ne, arba tas gėrio savybės, tik tai toks žmogus ir gali suprasti kito žmogaus poreikius ir juos atliepti. Na tai kaip tada apibendrinti labai... Apibendrinti tai, aš nežinau, ar yra toks dalykas kaip apibendrinimas, nes šitoje vietoje apibendrinimas jisai, kaip čia pasakyti, įspraudžia į rėmus. Ir klausimas, ar reikia įsprausti į rėmus. Aš suprantu, kad mūsų mąstymas nori pateikti kažkokią vieną išvadą tinkamą visiems. Bet tai, ką ir norėjau pasakyti, kad tai nėra teisinga, sakykime, ar ne tos rytų filosofijos požiūrio, kuri nėra dualistinė, kaip mes esame pratę, gėris ir blogis. Gėris ir blogis yra tik tai proto išsigalvojimai, sako Chaitanya Mahaprabhu, Gaudiya vaišnavizmo pradininkas. Tai tas idėjas, kas yra gerai, kas yra blogai, kas pasakys, niekas net nežino, nes kai tu pradedi samprotauti, tik tai dar labiau pasiklysti ir tada supranti, kad gėrio ir blogio idėjas yra proto konstrukcijas, kurias kiekvienas suvokia skirtingai. Na gerai, o dabar apibendrinant galima pasakyti, kad te laimina mus Krišna. Ar yra toks dalykas? Jo, vienintelis dalykas, Dieve padėk, iš tikrųjų, Krišna padėk. O vienintelis dalykas, ką mes galim pasakyti, turbūt, kad Dieve padėk man, kaip sako, susivokti. Padėk man suvokti savo padėtį ir padėk man suvokti ir kitų būtybių padėtį, kad aš nesmerkčiau nieko, neteisčiau nieko. Tai turbūt sunkiausias dalykas mums, mes galvojam, va šitas blogas žmogus, šitas geras žmogus, ar ne, o koks aš pats, kokios mano tendencijos, sakykime, ar ne, dar kažką. Yra toks įdomus palyginimas, sako, kad Satya Jugoje arba tam aukso amžiai demonai gyvena kažkur tai toli kitose pasauliuose, kitose planetose, o čia va žemėje gyvena žmonės. Tada, sako, sidabro amžiai arba treta jugai, demonai gyvena jau šitoje žemėje, bet kažkur kitur. Dvapara jugai, tame avario amžiuje, demonai jau gyvena toj pačioj šeimoje kaip ir tu, o kali amžiuje demonai gyvena mano viduje. Jo, tai va, tai demonai, su kuriais aš kovoju, ir ne tai esu aš pats. Tai va, tai turbūt tas ir palinkėjimas turbūt didžiausias, ar ne, kad Dieve padėk mums susivokti, kokie mes esame, kas mes esame iš tikrųjų, jo. Kad nesmerktumėm kitų, kad bandytumėm suprasti kitus, nestatytumėm visų į tos pačius rėmus. Priimkit Kristų į širdį, visi priimkit Kristų į širdį, visi priimkit Alachą į širdį, ar ne, arba dar kažką ir taip toliau. Ir visus norime įsprausti kažkokį vieną kelią, sakim, visiems, ar ne. Ir vat sako, Indijos tradicinė tuo ir garsi, kad nėra vieno kelio visiems, kiekvienam yra skirtingas kelias ir vat tą pripažinti ir suprasti, sakykime, ir priimti, va čia yra turbūt mūsų išminties kelias. Nu ką, tai puiku, tada ties to gali ir... Gali Krišna. Ačiū, Hare Krišna.